Spręsti paprastą kvadratinę lygtį. Tai yra, paskaičiuokime Exceliu eilinės matematikos kažkokią tai dalyką. Čia yra duota konkreti, lygtis, jų koeficientai A tiek. Čia nukėliau paveiksliuką, kaip yra sprendžiama kvadratinė lygtis, yra dvi šaknis, pirma, antra, pabandykim surasti nors vieną šaknį, sakykim, tegul būna x1 būtų lygu ir kitam langelyje, tada jau rašysim sprendimą, koks jis turėtų būti. Taigi, prasideda lygybė ir dabar rašysim skaitiklį, paimam skliaustus ir minus b yra šitas, toliau darom pliusą, šitas pliusas, minuso dabar neimkim, ir reikia surasti pošaknį. Dabar pošaknis yra skliaustai ir dabar skliaustuose bus b kvadratu. B turėtų būti kvadratu, galim kelti antruoju laipsniu ir minus 4 padauginta iš a padauginta iš c, skliaustas užsidaro, toliau mes keliam kvadratinė šaknis, tai yra laipsnis 1/2, keliam 1/2 laipsnio ir dabar 1/2, galiu rašyti 0,5 arba tiesiog, jeigu 1 padalintas iš 2, būtinai suskliaudžiam ir liktai apskaičiavom visą skaitiklį, suskliauskim jį ir dalinam iš vardiklio, iš 2a. Tada skliaudžiam 2 padauginta iš a, suskliaudžiam, jeigu klaidų nepadarėm, turėtų būti gerai, enter paspaudžiam ir viena šaknis yra 3. Galit pabandyti paskaičiuoti antras šaknį, kur būtų čia minusiukas ir gautumėm 2 šaknis, turėtų būti 2 ir 3, tikriausiai pagal vietos teoremą, ir gautumėm abi šaknis. Dabar jeigu pakeistumėm kažkokius koeficientus, iškart, kita lygtis, surašom koeficientus ir iškart gaunam sprendimą.